Vaikščiatų pračią. Po to būna tokios pasiekmės. Šiandien labiau poilsio diena, nes mažiau jėgų pas visas, ypač pas mane, ir sveikatos. Va vakare ant saulėlydžio nesugalvojot. Sunset Ride būdė kemo. Visą dieną ilsėjomės, gulėjom, tada dar gulėjom. Šiaip labai gera vieta pagulėjimui ir poilsiui. Tai labai džiugiuosi, kad čia sustojom pailsėti. Ir vienintelis šiandien nepoilsis tai buvo užkopimas į kopą, kas atrodo dabar gana neaukštai, bet Dieve šventas, kaip sunku buvo, bet pavyko ir buvo nesveikai karšta. The next day. Atėjom į oazę. Vadi Bani Khalid. Ir čia toks lengvesnis šiandienos pasivaikščiojimas, kol dar su mažiau sveikatos šiandien. Kiek čia kilometrų? Nežinau, žinok, bet skaičiau, kad čia viena iš turistiškiausių vagų. Tai, nu jo, matau keletą turistų, bet Europai tai čia nebūtų vietos praeiti. Labai karštis kala. Bet tai kiek mes čia ėjom? 20 minučių, net ne 20 minučių, manau. Bet tai dar toliau galima eiti, bet aš tai jau kaip su tiek energijos, naktį tai jaučiausi kaip su temperatūra. Ryte irgi, vakare irgi labai blogai buvo. Tai va, man čia bus kaip tik pačilint. Va, pastatyta tiesiog palapinė paprasta ir tipo 100 bajas arba 25 euro centų ir meti į dėžutę ir eini persirengti. Bando ant turistų pasipelnyti, kiek eina. Nors čia vos, bet toliau ten įlendi ir plauki palei šitą vagą. Nu gerai, einam pabandyti. Išsimaudėm. Tai labai šiltas vanduo. Nors atiteka per krioklį, bet labai šiltas. Vamos pra batucada, bater tambor, toque do atabaque e do agogô. Vamos pra batucada, bater tambor. Atplaukėm kur? Į Wadi Shab. Wadi Shabu. Pagaliau labai laukiu šitos vietos. Tai dabar eisim palei upės vagą, bandysim nepasiklyst ir grožėsimės va tokiais puikiais vaizdais. Va tokiais, taip. Polas atrodo maks saugiai pasiruošęs kelioniai. Polas niekur nedings. Galvojom, kad reikia šito daikto, tai 2 rialiai, nes neturėjom už šitą. Tai žmogui po 1 rialį už tai, kad persikelt valtele nuo tilto apačios iki šito kranto. Fainas. Jau eisi plaukti? Įlyščiau. Toks maloniai visas. O, toks kanjonas. Čia šita visa vaga yra didelė po lietaus ir senais laikais jinai visą užtvindavo. Čia laiptai kažkur, o čia visai taip atrodo galima nušokti patogiai. Nes gilu čia. Matosi, kad ir nepasieksi dugno. Nepasieksi? Ne. Oho. Blemba, tas vandenukas nemeluosiu kviečia iššokti, nors aš sakiau, kad nešoks. Čia grubiai pasakojo valandą į vieną pusę, valandą atgal. Ir pačiam gale reikės palikti kuprinės ir plaukti į Olą, kur ten be sustojimo kažkiek tai laiko reikės, nes nėra kur pasilsėti. Vėl persirengimo kabinos, šiukšlinės ir toliau turim prasidedančią didesnę upės vagą, kurią reikia plaukti. Taip suprantu, kad čia jie toliau eina. Peršokom į Mūdinkes ir leidžiamės tenais prie kranto, kur mažiau turistų, nes ten pagrindiniai vietoj, kur ir ta persirengimo kabina, tai belenkiek žmonių ir jų dar tik daugės. Va, bičias užsidėjo batus ir išvarė ties. Tai va, toks paplūdimiukas. Atokiau nuo tų visų.
lengviau nuseina, viską. Čia palieka žmonės tiesiog šmutkės. Pasiruošę? Nu, kaip matai. Gerai. Kaip čia užlipt? Varo žemyn srovė ir dar akmenys labai slidus. Vienas žingsnis. O, gerai. Tik nepaslyst. Kaip gyvas, Pavilai? Tai gyvas, užlipt norėčiau. Nu, bandom plaukti į urvą. Nu, ką sakai? Saura. Saura. Bet koks žydas vanduo čia. Arba gali panert. O jo. Wow. O kas čia? Geras, čia galima panert. Dar neprimyštas vanduo. Va čia va galima pačilint. Nei vieno žmogaus. Nu, fainai, nei vieno žmogaus. Čia dar galima palaipot kažkur. Buvo nejauku biškį prieš srovę varyt, bet normaliai. Kebra prieš 2 metus pasakojo, kai varė, tai čia visi užlipo, tai ko aš negaliu. Ten matau dar vienas urvas yra, bet reikia eit pasakyti į giliai, kad aš čia, kad nerimautų ir kad ateitų pati. Nu, o atgal ne taip jauku. Nu, į priekį irgi nebuvo jauku. Nu, ne pati jaukiausia vieta, kurioje esu buvęs. Sakiau, kad gerai bus. Įdomu, kaip ir liūtis čia atrodo. Aišku, ir purvina turėtų būti, bet ir vandens lygis turėtų žaiškiai pakilti, matosi, čia va būna. Šiaip čia viskas išplauta vandens. Ir viskas, čia pasibuvom. Toliau nelabai kur nusteina, nu gal vat per ten kažkur tai. Tai čia tiek ir varom atgal. Nežinau, ar taip tariu, tikriausiai, kad ne taip. Pasiėmėm shared boat tour ir šiandien čia atvarėm pasnorkelin, pavaikščiot po tobulai baltą paplūdimiuką. Jo, ir sakė kažkoks viewpoint čia yra, ant kurio galima užlipti. Nieko sudėtingo, tiesiog stabtėm, sakė, galima pabūt. Kiek skaičiau, tai all year round čia būna
vežliukai. Tai labai tikiuosi, kad pavyks juos pamatyti, nes šiaip atrodo žmonių yra. Yra, plaukioja vis snorkelina. Susirandi turbūt tuščią vandens lopinėlį. Gal kažkaip telpsim visi. Sakai? Gal reikės stumdytis su kitais turistais. Nu, gerai, bandom. Plaukėm, paplaukiojom ir dabar atplaukėm į pačią salą pagrindinę, kur toks gražus paplūdimys. Gražus? Tobulas, super baltas. Vėl varysim panardyt. Ten auga, tiesiog grybo formos daiktas šitam paplūdimy. Ir dabar plauksim per čia, apiplauksim šitą rifą ir tenais už jo yra daugiau, ko sakė? Koralų. Sakė, galima rasti ten tankojų, galima rasti, daugiau vėžliukų, žuvų visokių. Tai va, plaukiam. Nu va, paplaukiojom, panardėm, pamatėm kalmarų. Kalmarai ten davė ar kas? Aš tankojai. Jėva, tai jo akytė, aš negaliu, toks cute. Oh my gosh, negaliu. Ir tada, ko nesitikėjau čia pamatyti, tai buvo tokia viena žuvytė, kuri max spalvota kaip vaivorykštė. O kaip nardyt sekės, nes įgilė praėjo nardymo kursus. Makalavausi kaip žuvis ant paplūdimio, bet po to biškai pagavau jau, kaip ten kas ten, kada pradedi tas kojas judinti, tai po to jau pradėjo išeiti. O aš be lastų variau, nes man traukė kojas nuo lastų, pėdas tiksliau. O biškai gavas. Prideda to pagreičio. Tai va, bet ir aš po to pagavau kaip panert, nes labai kelia į viršų, dėl to, kad surus vanduo. Tai va, dabar atgal į savo valtį. Bet va, nieks nelaukia mūsų.